Geriausia, kai tu patyrei, tu pamatei, kaip elgiasi kiti, tu išbandei kažkokį naują pratimą ar matymo kampą ir tu jau žinai. Tai dėl to labai svarbu buvo suprasti, kokie specialistai gali greitai pradėti kurti šito erdvėje. Yra 6 temos, yra tam tikras pamokos trukmė, kuri irgi turėtų būti ne mažiau negu 2 valandos. Ir dar viena taisyklė, kad būtų ne vienas specialistas. Aš supratau ir irgi atvedė mane gyvenimas, mano herojaus kelionė į kūno terapijos praktikas, mokymus ir aš pamačiau, kad būtent čia yra tie specialistai, kurie gali geriausiai dirbti su herojaus kelionė. Tai yra tie, kurie kalba mažai, kurie labai daug stebi ir kurie sukuria aplinką, žaidimus, situacijas patirti. Po to yra labai svarbu, kad tai būtų žmonės, kurie geba dirbti su savo vidinė būsena. Nes kada mes ateinam į grupę vaikų ar tiesiog į grupę, mūsų balso tonas, laikysena, žvilgsnis irgi dirba. Labai stipriai dalyvauja veikloje. Ir kartais mūsų vidinė įtampa virsta grupės įtampa. Todėl tie specialistai, kurie turi patirties, kaip dirbti su savo vidiniu pasauliu, geba stebėti save iš šalies, moka susireguliuoti ir moka kurti situacijas, žaidimus, teatrą, šokį, piešimą, alternatyvias situacijas, per kurias mes įgyjam gyvenimo patirtis, yra būtent tie specialistai, kurie geriausiai gali ir lengviausiai gali išpildyti herojaus kelionės programą. Ir iš tikrųjų tai yra suaugę, kurie geba žaisti.